Kokie skirtumai yra tarp raumenų jėgos, raumenų masės arba raumenų apimčių ir svorio metimo treniruočių? Tai iš tiesų esminiai skirtumai, didesni skirtumai yra tik tai kalbant apie raumenų jėgos ir raumenų apimčių auginimo treniruotes. Skirtumo tarp raumenų apimčių ir riebalų deginimo treniruočių beveik nėra, arba tie skirtumai yra labai nežymus ir apie juos pakalbėsiu netrukus, bet dabar išsiaiškinkime esminį skirtumą tarp raumenų jėgos didinimo ir raumenų apimčių didinimo. Pirmasis dalykas, kuris kristų į akį, stebint du sportininkus, kurie treniruojasi, štai tebūnie vienas treniruojasi jėgai, kitas treniruojasi raumenų apimtims. Esminis skirtumas būtų pakartojimų skaičius. Sportininkas, kuris treniruoja jėgą, arba žmogus, kuris nori padidinti jėgą, jis atlikinėdamas pratimus, ypatingai bazinius pratimus su laisvais svoriais, su štanga, hanteliais, atlikinėja nedidelį pakartojimų skaičių nuo 1 iki 5. Žmogus arba sportininkas, kuris treniruojasi norėdamas padidinti raumenų apimtis arba raumenų masę, tai yra sinonimai, jis atlikinėja aukštesnį pakartojimų skaičių. Tas pakartojimų skaičius gali būti ir nuo 6 iki 8, gali būti nuo 8 iki 12, gali būti nuo 12 iki 15, nuo 15 iki 20. Tai yra bet kur nuo 6 iki 20 pakartojimų. Ar tai bus tas mažesnis diapazonas nuo 6 iki 10, ar vidutinis 8-12, ar aukštesnis 12-20 priklauso ir nuo somatinio tipo, tai yra kaulų raumenų struktūros. Yra 3 somatiniai tipai: ektomorfas, kuris iš prigimties yra kūdas ir kuris sunkiai didina raumenų masę; mezomorfas, kuris iš prigimties yra atletiškas ir jis yra kaip plastelinas, jisai lengvai priauga, jisai lengvai numeta; ir endomorfas, kuris iš prigimties turi stambius kaulus, jis yra stiprus, turi didelę raumenų masę, bet jisai labai lengvai priauga nereikalingų, nepageidaujamo riebalų sluoksnio ir taip pat jisai labai sunkiai jį numeta. Tai ektomorfas, tas, kuris yra smulkus, turi smulkius kaulus iš prigimties, aš esu tarpinis variantas tarp ektomorfo ir mezomorfo, jam tiks šiek tiek žemesnis pakartojimų skaičius. Tik labai tikėtina, nuo 6 iki 8. Mezomorfui, kuris iš prigimties yra atletiškas, jam labiausiai tiks vidutinis pakartojimų skaičius nuo 8 iki 12. O endomorfui, kuris iš prigimties yra stambių kaulų, stiprus, turi didelę raumenų masę, bet jisai vargsta su didesniu riebalų sluoksniu, jam tiks aukštesnis pakartojimų skaičius nuo 10 arba nuo 12 iki 15 arba netgi 20. Dar yra įdomus skirtumas, kuris pasireiškia priklausomai nuo šitų 2 skirtingų treniruočių stilių. Treniruojantis jėgą ir atlikinėjant žemą pakartojimų skaičių nuo 1 iki 5, raumenų užsirūgštinimas ir raumenų skausmas yra daug mažesnis, nepaisant to, kad yra keliamas didesnis svoris. Kai yra mažesnis pakartojimų skaičius, tai yra keliamas didesnis svoris. Užsirūgštinimas ir skausmas yra daug mažesnis negu treniruojantis aukštesnių pakartojimų skaičiumi. Ir ypatingai tie, kurie treniruojasi atlikinėdami virš 10 ir 12 pakartojimų, jų raumenys labiausiai užsirūgština ir tas raumenų skausmas po treniruotės yra stipriausias, nepaisant to, kad tie, kurie atlikinėja aukštesnį pakartojimų skaičių, jie, tada natūraliai taip gaunasi, kilnoja mažesnius svorius, bet būtent pakartojimų aukštas skaičius ir sukelia tą didžiausią raumenų skausmą. Antrasis skirtumas tarp raumenų masės ir raumenų jėgos auginimo programų būtų tas, kad treniruojant jėgą, kaip yra ir mažesnis pakartojimų skaičius, taip ir atliekamų pratimų skaičius irgi yra mažesnis. Jisai dažnas iki būna apie 5 pratimus. Taip, tik tai 5 pratimus per treniruotę yra atliekama ir taip pat netrukus sužinosite kodėl. Treniruojantis, kuomet tikslas yra didinti raumenų apimtis, tas atliekamų pratimų skaičius yra didesnis. Jisai gali būti nuo 6 iki 12. Treniruojantis jėgai daugiausia naudojami laisvi svoriai. Pirmoje vietoje štanga, nes štanga yra tas įrankis, su kuriuo atlikinėjant pratimus galima pakelti didžiausią svorį. Po to hanteliai, o treniruoklių ir izoliacinių pratimų. Izoliaciniai pratimai yra tie pratimai, kurie yra atlikinėjami vieno sąnario pagalba. Tarkime, aš atlikinėju pratimą pečiams, svorių kelimą į šalis, kadangi tai yra judesys atliekamas tik tai per peties sąnario pagalbą, tai yra izoliacinis pratimas, nes dirba vienas sąnarys. Jeigu aš atlikinėčiau pečiams spaudimą į viršų, čia judesį atlieka ir peties sąnarys, ir alkūnės sąnarys. Dirba 2 sąnariai, reiškia dirba daugiau raumenų grupių, ir pečiai, ir tricepsai, čia jau yra bazinis pratimas. Tai treniruojantis jėgai atlikinėjama daugiau
bazinių pratimų, mažiau izoliacinių, treniruojantis jėgai yra naudojama mažiau treniruoklių, o treniruojantis apimtims vienos treniruotės metu vienai raumenų grupei atliekama ir keletą bazinių pratimų ir keletą izoliacinių pratimų. Tai yra gali būti keli pratimai su štangomis hanteliais ir po to keli pratimai naudojant treniruoklius. Treniruojantis jėgai yra daug ilgesnis poilsis tarp serijų negu treniruojantis raumenų apimtims. Kai treniruojamas jėgai ir kai atliekamas mažesnis pakartojimų skaičius, yra keliamas didesnis svoris. Kai yra keliamas didesnis svoris, raumenys labiau pavargsta ir jiem reikia ilgesnio laiko tarpo tam, kad jie atsistatytų nuo vienos serijos iki kitos serijos. Ir taip pat, kuo aukštesnis yra sportininko lygis, kuo didesnį svorį jis gali pakelti, tuo ilgiau jam reikia pailsėti tam, kad jisai atsistatytų ir tam, kad galėtų atlikti sekančią seriją su dar didesniu svoriu. Dėl to treniruojantis jėgai, poilsis tarp serijų gali būti nuo kelių minučių iki 8 minučių, ekstremaliais atvejais, kai labai aukšto lygio sportininkai treniruojasi ir kai atlikinėja labai sunkius pritūpimus arba mirties traukas, gali būti ir iki 15 minučių. Treniruojantis raumenų apimtims, priklausomai nuo treniruočių stiliaus, gali būti nuo pusės minutės kai kuriais atvejais iki poros minučių. Bet tas skirtumas, kaip matote, tarp abiejų šitų stilių, tarp jėgos ir apimčių treniravimo yra gan ryškus. Ir kadangi treniruojantis jėgai, tos poilsio pertraukėlės taip smarkiai išsitempia, ypatingai keliant didesnius svorius, tada gaunasi, kad treniruočių jėgai trukmė, pati visa treniruotės trukmė irgi labai išsitempia. Tai treniruojantis raumenų apimtims, treniruotės trukmė dažnas iki optimali būtų apie valandą. Ir taip pat nuo treniruotės tempo arba nuo to, kokia raumenų grupė yra treniruojama, nes kai yra treniruojamos tokios raumenų grupės kaip pečiai arba rankos, kurios yra santykinai nedidelės ir kurios kelia santykinai nedidelį svorį, jų treniruotės galima atlikti ir per 40-45 minutės, kojų ir nugaros treniruotės, tai yra kojų arba nugaros treniruotės galima atlikti per valandą, galbūt šiek tiek ilgiau negu valandą. Taigi treniruotės raumenų apimtims trukmė yra apie valandą, šiek tiek daugiau arba šiek tiek mažiau. Treniruojantis jėgai ir ypatingai, kai yra aukštesnis sportininko lygis, treniruotės trukmė dėl ilgų poilsio pertraukėlių tarp serijų išsitempia iki kelių valandų. Skiriasi ir pratimų atlikimo maniera. Kaip pavyzdį paimkime štangų spaudimą nuo krūtinės gulint. Sportininkas, kuris treniruojasi su tikslu padidinti raumenų jėgą, stengiasi sprogstamąją jėgą, tai yra kuo greičiau išspausti štangą, tik kai būna labai didelis svoris, to labai greitai padaryti nepavyksta, nes svoris sukuria didelį pasipriešinimą, bet pastanga yra kuo greičiau tai padaryti ir jam nėra svarbu po to išspaudus štangą, po to labai lėtai ją nuleisti, nes labai lėtas nuleidimas, kuomet treniruojamasi su tikslu padidinti jėgą, švaisto sportininko jėgas, nes jam jėgas reikia sutaupyti būtent svorio kelimui. Kuomet yra treniruojamasi raumenų apimtims, ten lėtas svorio nuleidimas yra svarbiausia judesio amplitudės dalis, nes būtent lėtas svorio nuleidimas sukuria daugiausia raumenų mikrotraumų, raumenų įplyšimų, kuriuos po to organizmas užgydydamas ir sustimuliuoja tą didžiausią raumenų apimčių augimą. Taigi atlikimo maniera, kuomet yra treniruojamas raumenų apimčių didinimui, turi būti tokia: irgi stengtis sprogstamąją jėgą išspausti svorį, tik vėlgi, kai svoris yra didelis, tas svorio pakelimas nebus labai greitas, bet esminis kertinis dalykas yra stengtis svorį nuleisti lėtai. Aukso viduriukas yra 1/2. Tai reiškia, kad pasistengti, kad taip gaunasi svoris išspaudžiamas maždaug per sekundę, o per dvigubai ilgesnį laiko tarpą, tai yra per 2 sekundės tą svorį nuleisti. Kai kuriais atvejais, kai kurie sportininkai, kai kurie treneriai rekomenduoja ir praktikuoja ir dar lėtesnį tą svorio nuleidimą, gali tai trukti ir 3, ir 4 sekundės, ir tą galima padaryti tuose pratimuose, kuriuose yra ilgesnė judesio amplitudė. Tai galima padaryti pritūpimuose, tą taip pat labai patogu daryti treniruojant pečius, labai taip lėtai nuleidinėjant, bet čia yra kertinis skirtumas. Kuomet yra treniruojamasi jėgai, tikslas yra kuo greičiau išspausti svorį, nuleisti, vėl atlikinėti sekantį pakartojimą. Kaip minėjau, pakartojimų skaičius nedidelis. Treniruojantis raumenų apimtims, pakelti, išspausti svorį ir po to lėtai kontroliuojamai nuleisti, nes būtent lėtas svorio nuleidimas labiausiai stimuliuoja augimą. O dabar apie skirtumą tarp raumenų
apimčių didinimo treniruočių ir riebalų deginimo, svorio metimo arba raumenų ryškinimo treniruočių. Esminis kertinis dalykas, kurį reikia suprasti, yra tas, kad tais principais, tais metodais, tais būdais, kuriais raumenys yra užauginami, lygiai tais pačiais principais, būdais ir metodais yra išsaugomi tuomet, kai yra laikomasi dietos. Tai yra, jeigu jūs treniruodamėsi atradote tą formulę, kad jums raumenys geriausiai auga, atlikinėjant štangos spaudimą nuo krūtinės, atlikinėjant prisitraukimus, pritupimus ir taip toliau, tam tikrus pratimus ir atlikinėjant tebūnie pakartojimų skaičių nuo 10 iki 12. Tai yra jūsų aukso viduriukas, kuris labiausiai stimuliuoja jūsų raumenų augimą. Tai kuomet jūs po to norite tuos raumenys ryškinti, mažinti riebalų sluoksnį, jums reikia atlikinėti tuos pačius pratimus, stengtis atlikinėti juos su tais pačiais svoriais ir tą patį pakartojimų skaičių, kurį jūs atlikinėjote tuomet, kai raumenys auginote. Nes jeigu esant kalorijų deficitui, o kalorijų deficitas yra būtina sąlyga tam, kad riebalai degtų ir tam, kad raumenys ryškėtų, bet tas kalorijų deficitas turi būti irgi nedidelis, jo užtenka 10%. Tai yra, jeigu kažkas valgė 2500 kalorijų ir valgydamas šitą kalorijų skaičių išlaikė tam tikrą kūno svorį, tai dabar tam, kad tas kūno svoris mažėtų, raumenys ryškėtų ir riebalai degtų, jam užtenka tai pamažinti 10%, tai yra pamažinti savo kaloringumą 250 kalorijų ir vietoj 2500 valgyti 2250. Na, patogumo dėlei reiktų suapvalinti, tebūnie 2200. Bet treniruočių stilius neturi pasikeisti. Pratimų pasirinkimas, serijų skaičius, pakartojimų skaičius, keliamas svoris, tai kiek įmanoma neturi keistis. Prie tų treniruočių, kurias jūs atlikinėjote augindami raumenis, galima tik tai pridėti vieną kitą papildomą izoliacinį pratimą ir šiek tiek kardio krūvio. Sutikslinant tą šiek tiek kardio krūvio, tai gali būti papildomos 20 minučių ant takelio, ar ant dviračio, ar ant steperio, ar ant elipterio, iš karto po jėgos treniruotės, po to, kai pakilnojate svorius, arba atskira 40-60 minučių trukmės kardio treniruotė tomis dienomis, kai jūs svorių nekilnojate.